Daugiafunkcinėje, atsinaujinusioje Baltijos Amerikos klinikoje į reabilitaciją žiūrima labai atsakingai ir profesionaliai. Tuo įsitikina kiekvienas užsukęs sustiprinti savo sveikatą. Ypatingas dėmesys čia skiriamas vaikams. Kai augimas stiprus, ištįsta kaulai, raumenys nespėja palei juos augti ir kaulas formuojasi jam patogia, tačiau visai nenaudinga vaiko organizmui kryptimi. Taip gali išsivystyti skoliozė ar išvaržos. Tas neurospinalinis tyrimas Insight vaikams yra siūlomas laikysenos ydų profilaktikai, diagnostikai ir gydymo plano sudarimui. Dėl to, kad mokykloje didėjant krūviams, jie ruošia pamokas, kaip taisyklė netaisyklingoj padėty, raumenys netolygiai yra apkraunami ir jeigu tą pastebėti dar neperėjus problemai į stuburą, tai galiu užbėgti už akių skoliozei arba tai netaisyklingai laikysenai, kuri po to sukelia galvos skausmus, širdies skausmus, skrandžio skausmus, vaikams atliekant tyrimus instrumentinius. Organo pažeidimo nerandama, nes jis tikrai dar jaunas ir sveikas, bet stuburų einantis nervukai jau yra nefiziologiniai, nepatogioj padėty ir jie siunčia signalą, kad blogai. Jeigu yra skoliozė, tai tas Insighto tyrimas sudaro labai aiškę nugaros raumenų mozaiką, kur perkrauti raumenis reikia masažuoti ir ištempti, kur nusilpę jos reikia stiprinti. Ir ateinant į mankštą jau tu turi labai aišku žemėlapį, o atlikus mankštų ciklą gali objektyviai vėl patikrinti ir pamatyti rezultatą, ką nuveikiai. Ir palikti namų darbus tada tą palaikomąją mankštą savarankiškai namuose arba grupėse. Nemažiau svarbus ir lankstumo testas. Pasirodo, per didelis lankstumas taip pat bėda. Atsiranda stuburo nestabilumas. Baltijos Amerikos klinikoje atlikus lankstumo tyrimą bus nustatyta, ar reikia specialių raumenį stiprinančių pratimų. Nugaros ar kelio skausmai atsiranda nuo greito augimo ir aktyvaus sporto. Kaip ir šiam vyrukui, futbolas reikalauja daug, o keliai po treniruočių pamaudžia. Kad neužsiaugintume problemos, pirmoji ir saugi pagalba – magnetoterapija. Suaugusiems fizioterapija indikuotina ankstyviausiame potrauminėme ir pooperacinėme laikotarpyje. Netgi pageidautina pradėti anksčiau negu nuimamas gipsas arba stabiliosios įtvaro imobilizacijos priemonės. Dėl to, kad jeigu užtrunkama gipse arba įtvare ilgiau kaip 4-6 savaitės, ten raumuo nedirba. Fizioterapijoje galima užtikrinti toj pažeistoj vietoj, prie kurios net nėra tiesioginio prieimo, užtikrinti tos vietos gerą kraujotaką, minimalų raumenų darbą, kad jie neatrofuotų ir greitesnį tos pažeistos vietos gijimą. Ar tai būtų kaulo lūžis, ar tai būtų raiščių plyšimas, ar tai būtų menisko rezekcija. Visais tais atvejais galima iš karto po operacijos pradėti fizioterapiją, sutrumpinti tą laikotarpį tinimo ir skausmo, pagreitinti grįžimą į normalų gyvenimą. Elektrostimuliacija labai svarbi po traumų ar operacijų. Elektros bangos suprojektuojamos taip, kad pasiektų pažeistą vietą ne tik per tvarstį, bet ir per gipsą. Norint palengvinti sumuštos ar patemptos kūno vietos gijimą, ultragarsas – pirmoji pagalba. Dabar, kai taip slidu, vertėtų nenumoti ranką į gatvėje patirtas traumas. Jei patektumėte į tokią bėdą, galite registruotis Baltijos Amerikos klinikoje pas traumatologą ar reabilitologą ir atlikti ultragarsinę terapiją, kuri nepamainoma ir gydant randus. Jei siūlant žaizdą paliečiama nervo šaknelė, žmogaus oda toje vietoje tampa nejautri. Ultragarsas spartina kraujotaką, jautrumo, atstatymą, randų gijimą, jie tampa minkštesni. Norvegiška laisvo kabojimo pratimų sistema, paprasčiau vadinama tiesiog virvėmis, tikras stebuklas kineziterapeutams ir pacientams. Pakabinus pacientą ant virvių galima preciziškai atrinkti tik problematiškas vietas ir su jomis dirbti. Dažniausiai pacientai apsilanko varginami nugaros skausmų. Skausmas ir judėjimo sutrikimas yra dvi pagrindinės problemos, dėl ko žmogus ateina pas gydytoją ir neretai tarpusavyje jos persipinusios. Dėl skausmo mažiau juda, per mažo judėjimo nugara silpsta ir dėl to atsiranda skausmas.
Tai šita sistema leidžia labai dozuoti ir tą ištempimą, kuris pamažina skausmą, ir po to labai tolygiai ir ne per stipriai apkrauti, kad sustiprėtum ir jaustumės stabiliau ir geriau. Nes iškart į sporto salę eiti per sunku. Redcord įranga atliekame ne tik tempimo pratimus, bet eilę kitų pratimų galima atlikti ir judesių amplitudei, ir stiprinti raumenų ištvermę, stiprinti raumenų, didinti raumenų jėgą, taip pat gerinti judesių koordinaciją. Ši sistema ypatingai veiksminga gydant neurologinės ligas, stuburo išvaržas, rekomenduotina po menisko, raiščių ar sąnarių operacijų, taip pat gydant kaklo ligas ar traumas ir net stuburo lūžius. Reabilitacijos programos Baltijos Amerikos klinikoje vykdomos ir baseine. Žmonės, kurie skundžiasi nugaros skausmais, nepriklausomai nuo to jų kilmė ar disko išvarža, ar osteochondrozė, ar tiesiog trauma, patempimas, sumušimas, vis tiek raumenys yra nepusiausvyroj ir lengviausias būdas pradėti mankštas yra šiltas vanduo su teisinga apkrova. Tai dėl to neurologinių ligonių reabilitacijoje kineziterapija yra neišvengiama, o šiltas baseinas yra puikia priemonė nuo to pradėti ir po to išlipti į sausumą ir išmokti, ką toliau daryti namuose. Vertikalios vonios efektyvi priemonė gydant raumenų, raiščių, kaulų, stuburo, sąnarių ligas. Įvairios mankštos vandenyje stiprina raumenų sistemą, bet tai daro tausodamos mūsų sąnarius. O plūduriuojant ant specialių lazdų vyksta ne tik reabilitacijos procesas, bet ir atsipalaidavimas. Nesistebėkite, kad baseinas nedidelis. Įjungus specialiai sukoncentruotą srovę, imituojamas plaukimas, prilygstantis rimtam pasiplaukiojimui dideliame baseine. Baltijos Amerikos klinikoje pastoviai vyksta sveikatą stiprinantys užsiėmimai nėščiosioms ir naujagimiams. Tačiau nemažiau nei sveikata svarbu ir tai, jog Baltijos Amerikos klinikoje laiką kartu gali leisti visa šeima. Kiekvienas su savo programa ir tikslais, bet visi kartu. Jei tėvelis su mamyte užtruko, po baseino rūpestinga kineziterapeutė atliks masažą, kuris ramina, atpalaiduoja, skatina kraujotaką. Taip ir augama greičiau. Baltijos Amerikos klinika įsikūrusi Vilniuje Nemenčinės plente 54A. Nuo šiol dar patogesnė. Išsiplėtusi, atsinaujinusi, ji tapo ligoninė, kuri dirba visą parą. Dabar čia viskas po vienu stogu.